Labas, sveiki sugrįžę į mano kanalą. Tai šiandieninė istorija bus tikrai labai žiauri, liūdna, jautri ir ji bus susijusi su vaikais, tai iš karto visus perspėjo, nes detalės bus tikrai labai žiaurios. Tai ir žinojot, kad kažkur dabar 27,6 milijono žmonių, taip, 27,6 milijono žmonių yra prekybos žmonėmis aukos visame pasaulyje. Ir kažkur 27 procentai iš šitų 27,6 milijonų yra tiesiog vaikai. Mažyčiai vaikai, kurie yra pagrobiami, parduodami kitiems ir su jais būna daromi įvairūs tiesiog nežmogiški dalykai. Prekyba žmonėmis yra skirstoma į kelias rūšis, įdėsim tą paveiksliuką irgi, tai čia būtent statistika yra paimta iš 2020 metų, tai tarkim 0,2 procentų šitų pagrobtų žmonių yra tiesiog parduodami ant organų ir visi suprantat, ką tai reiškia, tuomet 0,3 procentai būna nelegalus kažkoks vaikų įvaikinimas, tuomet 0,7 procentai yra įvairūs kaip ir pinigų prašytojai, tai pavyzdžiui, kaip eina didelė mieste ir pamatot, kad kažkoks vaikas, tarkim, prašo pinigų, laiko susimastyti, nes galbūt tas vaikas yra kur kas didesniai problemų, negu jums tik tai atrodo. Tuomet 0,9 procentai yra tiesiog nelegalios priverstinės santuokos, 10,2 procento yra įvairūs nusikaltimai daromi su šiais žmonėmis, tai pavyzdžiui, kad jie verčiami yra, tarkim, platinti narkotikus, ar eiti į parduotuvės ir pavogti tam tikrus dalykus, ar, nežinau, dar blogiau nušauti ką nors ir panašiai, tai net 10,2 procento. Tuomet 10,3 procento yra visi kiti irgi žmonių išnaudojimai, kurie susiję būtent su nusikaltimais. Tuomet net 38,7 procentai yra išnaudojami dėl seksualinių dalykų, tai dažniausiai būna uždaromi į įvairias prostitucijas arba būna filmuojami tie asmenys, vaikai, vyrai, moterys ir iš jų būna daroma pornografija ar tiesiog dar blogiau. Ir tuomet 38,8 procentai yra tiesiog įdarbinami į darbą nelegalų kažkokį ir tas žmogus tiesiog dirba nuolatos, bet iš jo visi pinigai būna atimami. Ir tas, kas jį laiko pagrobęs, tas, kas turi jau visus dokumentus, jį tiesiog terrorizuoja ir tokiu būdu būtent pelnosi iš jo. Tai visa šita žmonių prekyba yra tiesiog labai žiaurus ir labai didelis dalykas, apie kurį beveik niekas nelabai kaip ir kalba, karts nuo karto užsimenama, bet tai nėra tas dalykas, kad pavyzdžiui, nežinau, kalbėtų ar rašytų bent jau laikraščiai nors vieną kartą, nors kelis kartus per mėnesį. Ne. Kodėl, aš irgi nežinau. Tai būtent šita istorija ir bus susijusi su visa šeima, kuri tiesiog buvo antiek nesveika, kažkokia tai, nežinau, įsigimus, kad tiesiog man netrūksta žodžių ir jums trūks taip pat. Bet kaip visą laiką, pradėkim šią istoriją nuo pat pradžių. Yra sukurtas 3 dalių dokumentinis serialas pagal visą šitą istoriją, kurio pavadinimas yra Monster in the Shadow. Paveikslėlį uždėsiu man viršaus, kas norėsit irgi galėsit pasižiūrėti, nes ten daug visokios įvairios informacijos atskleidžiama, įrodoma kaip giminės kalba ir detektyvai, tiesiog visą informaciją galėsit atrasti tose 3 dalyse. Pirmiausia, pradėkime nuo Britney Wood. Tai jie gimė 1992 metais rugsėjo 25 dieną, jos mamos vardas buvo Chasey Wood, o tėčio vardas Wally Henkel. Jie iš tikrųjų turėjo 3 vaikus, tai buvo 1 mergaitė ir 2 broliai. Ši pora ilgai jie nebuvo kartu ir teigiama, kad jie įsiskyrė, kai Britney dar buvo mažytė ir kiek vėliau Britney tėtis, jis susirado kitą merginą, su jie susituokė ir jis su jie gyvena lig šiol laimingai. Ir teigiama, kad į visą šitą istoriją iš karto turiu paminėti šitos Britney tėtis, jis nebus įsivėlęs ir apskritai jis net nežinos, kas dėjosi viso šito šeimoje, nes jis, kai įsiskyrė su savo žmona, jis nelabai kaip ir palaikė santykius su savo tais vaikais. Taip, jis karts nuo karto juos matydavo, bet tai nebuvo tai, kad tu tiesiog susitinki su savo vaikais kiekvieną savaitgalį ir žinai, kas vyksta tavo vaikų būtent gyvenimuose. O Chasey Wood tikrai nebuvo pati geriausia mama pasaulyje ir apie ją mes pakalbėsim taip pat dar šiek tiek vėliau. Taigi, Britney Wood 2012 metais, gegužės 30 dieną, teigiama, kad namus paliko kažkur apie 7:30 vakaro
Ji išėjo iš savo mamos namų ir ji mamai tuo laikotarpiu teigė, kad ji eina ir susitinka su drauge. Ji pasiėmė savo rankinuką, kuriam buvo plaukų sukiklis, tuomet kelios maikutės, makiažas ir viskas. Ir ji buvo apsirengus su šortais, maikutė ir nieko daugiau. Ir ji teigė savo mamai, kad nesirūpink, aš greitu metu sugrįšiu, kad čiau. Tuomet teigiama, kad iš tikrųjų visa istorija nebuvo tokia, kokia Britney būtent teigė savo mamai, nes kiek vėliau mes įsiaiškinom, kad iš tikrųjų ji nevyko pas savo draugę, o iš tikrųjų, kai yra jos namas, tiesiog paeina šiek tiek tolėliau gatve, tuomet pasuka ir nueina link tos gatvės galo, tai tos gatvės pavadinimas buvo Leonardo gatvė, ir Leonardo gatvės gale jis susitinka su savo dėdė, kurio vardas buvo Donaldas Hollandas. Ir jis yra beveik kaip ir viena svarbiausių figūrų visoje šito istorijoje, tai įsidėmėkit jo vardą. Tai jis būtent buvo jos dėdė, jos mamos sesės vyras. Teigiama, kad šis dėdė, Donny Holland, pasėmė Britney iš Leonardo gatvės to galo ir tuomet maždaug valandą važiavo į namus, kurie radosi netoli Stinkso upės Robertsdale'yje, kur apsistojęs buvo tuomet Hollandas. Tai nebuvo jo šeimos namai, tik tai tuo laikotarpiu jisai tenais gyveno, teigiama kelias savaitės dėl jam būtent kaip ir artėjančių naujų kaltinimų. O mergina, Britney, pamiršau jums paminėti, buvo kilus iš Mobilo, Alabamos, USA. Tuomet, jeigu stebėtumėm Britney telefono istoriją, mes žinotumėm, kad tą dieną, būtent kai dėdė ją pasėmė, ji susirašinėjo su 5 skirtingais asmenimis ir to žinutės irgi nebuvo kažkokios labai keistos, bent jau pasak tyrėjų, kad ji tiesiog susirašinėjo draugiškai, kaip ir dauguma jaunų žmonių tiesiog susirašinėtų, kad tarkim, ką veiki, kur šiandien eisi, kokios naujienos, tokius dalykus, kad nieko tiesiog svarbaus. 11:30 nutrūko visas ryšys su jos telefonu ir tuomet po 12:36 visi įeinantys skambučiai jau pradėjo eiti į balsų paštą ir šiuo laikotarpiu jie jau nebeatsiliepė, nebeatrašė nei vieną žinutę, tiesiog visiškai nieko. Ir teigime, kad paskutinį kartą jos telefonas suskambėjo po 1:47, tai yra gegužės 31 dieną, Grand Bay bendruomenėje, kuris jau buvo vėl Mobile mieste, iš kurio jinai ir buvo kilus ir iš kur ji ir buvo pasiimta, netoli jos pačios namų. Ir iš pradžių, kai ši mergina dingo, tą gegužės 30 dieną, jos mama irgi nesikreipė iš karto į policiją, nes jai jau buvo visų pirma 19 metų. Kitas dalykas, ši mergina turėjo problemų su narkotikais ir kai sužinosit, kokia šios merginos buvo vaikystė, kokie dalykai buvo šiai merginai daromi, tiesiog tikrai nėra nuostabu, kad jinai būtent pasirinko tokį metodą, kaip būtent kovoti su savo tuo skausmu. Jokių niekų į alkoholį ir tam tikrais laikotarpiais į narkotikus. Dėl to jos mama iš pradžių galvojo, kad jie išvyko pas savo draugę, jie galbūt sugrįž rytoj, kai Britney nesugrįžo rytoj, mama vis dar nesikreipė, nes tai, kaip jau skau, nebuvo kažkas labai keisto, kad ji tiesiog negrįžtų vieną naktį ar galbūt 2 naktis į savo namus. Bet tuomet, birželio 1 dieną, buvo atrastas Donaldo Holland kūnas. Jo, jis buvo tiesiog savo automobilį ir jis buvo rastas su šautinė žaizda galvoje. Ir šis šautinė žaizda irgi yra labai keistas dalykas, nes iš pradžių, kai buvo daromas visas tyrimas, buvo išsiaiškinta, kad jis įvykdė tiesiog savižudybę. Bent jau taip tyrėjai iš karto sakė. Nors kaip vėliau buvo paviešintos tos visos detalės, kur būtent kulka buvo, iš kurios pusės buvo šauta, tuomet žmonės pradėjo spėlioti, kad galbūt tai nebuvo savižudybė, galbūt buvo tai kažkas daugiau, kad tiesiog viskas nesusideda. Tai iš tikrųjų jo kūnas buvo rastas kažkur 1:30 ir jo kūną rado ne bet kas kitas, bet jo žmona Wendy Holland ir jos dvynė sesė Mandy Kent. Tai štai Wendy ir Mandy yra dingusios merginos mamos sesės. Donaldo Holland automobilį taip pat buvo rastas ginklas, kuris kiek vėliau buvo išsiaiškinta ir buvo Britney Wood ginklas. Ir taip pat buvo rasta Britney Wood telefono baterija. Tiesiog išimta viena baterija ant sėdynės, telefono niekur nerast, jokių asmeninių daiktų Britney irgi automobilį daugiau nebuvo. Šiek tiek apie patį Donaldo savižudybės įvykį, tai teigiama, kad jis savo šovė iš savo dešinės pusės per ausį
Ne tai, kad tiesiai šautų, bet jis tiesiog tokiu kampu šovė, kad ta kulka galiausiai įstrigo jam į jo žandikaulį kairės pusės. Ir kadangi kulka ėjo būtent tokiu kampu, jis mirė ne iš karto. Ir kai Wendy, jo žmona, jį atrado, jis vis dar buvo gyvas, jis tiesiog jau buvo be sąmonės. Ir tuomet atskridus sraigtasparne, jį išvežė į ligoninę ir po 2 dienų jis ligoninėje mirė, nes jau kai jis buvo atvežtas į ligoninę, jis jau buvo komos būsenos. Ir daktarai jau bandė padaryti viską, bet tiesiog buvo per vėlu, bet jis nemirė iš karto. Ir tai irgi yra labai keistas dalykas, bent jau kiek skaitinėjau, kitų žmonių, kurie nusimano tokiuose dalykuose, nes aš tikrai nenusimanau. Ten buvo prašyta, kad dažniausiai žmonės, kurie bando save nusižudyti, jie žudosi keliais būdais, jeigu jie tai nori padaryti su ginklu. Arba jie bando nusižudyti ir prideda tiesiog savo ginklą prie smilkinio ir dažniausiai jie nusižudo su ta ranka, kuri yra tau dominuojanti ranka, tai tarkim, jeigu tu esi kairiarankis, tai tu paimsi ginklą su kairė ranka ir šausi į kairę būtent savo pusę. Jeigu tu esi dešiniarankis, tu tą patį darysi su dešinė ranka. Arba kitas dalykas, kad dažniausiai šauna tiesiog savo į burną ir tuomet tokiu būdu būtent miršta. Bet labai retais atvejais, kada žmonės bando nusižudyti, bet prideda iš galo ginklą savo, kas net apskritai nėra labai patogu, kad tu ginklą nusineštum pats už savo ausies ir tą šautum savo, nes yra tikimybė, kad tu vis tiek išgyvensi ir tuomet yra tikimybė, kad tu gali būti, tarkim, paralyžiuotas arba nekalbėti visiškai, arba tiesiog būti prikaustytas prie lovos visą laiką, arba išgyventi bent jau 1-2 ir panašiai, kad tokiu tiesiog tai yra labai retas būdas, bet kiti ekspertizės dalykai visi, iš tikrųjų, kai žiūri dokumentiką, ten yra minimi vieni dalykai, kai skaitai, tarkim, koronerio išrašų, ten yra biški kitaip aprašoma, tai nežinau, kur yra klaida, ar dokumentika suklydo ir pasakė biški kitokius dalykus, ar būtent koroneris, nežinau, tiesiog. Bet šitos 2 detalės irgi nesusideda, tai ką žiūrėsit, iškart galėsit matyti. Ir taip pat teigiama, kadangi tuo laikotarpiu Britney dar nebuvo pranešta dingus, nes tėvai, kaip jau sakau, jos negalvojo, kad jinai kažkur tiesiog dingus, o taip galvojo, kad jie kažkur išėjus. Tuo laikotarpiu tyrėjai teigia, kad jie nesudėjo 2+2, kad čia galbūt yra kažkaip susiję visa šita istorija kartu ir jie iš pradžių net nedarė jokio didesnio tyrimo tam automobilį, nes jie tiesiog galvojo, kad tai vyko savižudybė, viskas, byla užversta, byla baigta, viskas. Dėl to teigiama, kad jie net nedarė jokios balistinės ekspertizės, kad ar kulka tikrai atėjo iš to būtent ginklo. Ir kai Donaldas Holland mirė po 2 dienų galiausiai ligonėje, jo žmona Wendy surengė jam laidotuvės, kūnas buvo kremuotas ir tuo viskas kaip ir pasibaigė visi tolimesni tyrimai. Tuomet Birželio 2 dieną pagaliau Chasey Wood, tai yra Britney's Wood mama, susisiekė su policija ir pranešė, kad jų dukra yra dingus nuo 30 dienos ir kad nežino, kur jie yra. Sako, aš skambinau jai, rašiau žinutės, nes norėjau pasakyti, kad tavo dėdė mirė ir kad jis tikriausiai nusižudė, visus šiuos dalykus. Sako, mes visi bandom su juo susisiekti, bet visiškai nieko. Tuomet pradėjo atsikapstyti visos šios šeimos kelių kartų tiesiog nesveiki dalykai, ką jie darydavo savo šeimos rate, tiesiog visas vaikų prievartavimo kulto klanas. Bet pirmiausia, pakalbėkim taip pat apie Britney ir kokia buvo jos vaikystė ir visus šiuos dalykus. Tai Britney vaikystė buvo iš tikrųjų labai sunki. Teigiama, kad kai jai buvo 12 metukų, jie tiesiog kreipėsi į savo bažnyčios kaip ir padėjėją ir tiesiog tas kaip ir padėjęs teigiamais, kad nujautė, kad kažkas su mergaitė yra negerai, nes jinai buvo labai uždara, bet jinai rodė tokius kažkokius keistus ženklus, nežinau, kas tie keisti ženklai, bet jis taip įsireiškė. Ir tuomet sako, aš daviau šitai mergaitei Britney tiesiog popieriaus lapą ir aš tiesiog sakiau, kad nupiešk man, jeigu tu nenori man pasakyti, ką tu nori man pasakyti. Ir mergaitė pradėjo piešti, kad kažkas ją tiesiog prievartauja. Žinoma, tas kunigo padėjėjas, jis iš karto nuvyko į policiją, parodė visus tuos piešinius ir tiesiog teigė, kad aš manau, kad šitą mergaitę kažkas tvirkina ir aš noriu, kad būtų pradėtas tyrimas. Atminkit, į policiją kreipėsi ne Britney mama, ne kažkokie kiti giminės, niekas. Kreipėsi pats kunigo padėjėjas.
O tai jau daug labai sako. Tuomet, kai buvo pradėtas visas tyrimas, išsiaiškinta buvo, kad iš tikrųjų ta mergaitė buvo tvirkinama nuo 9 metukų ir kad tas tvirkintojas buvo jos senelės vaikinas, kurio vardas buvo Ronaldas Robertsonas. Tuo laikotarpiu buvo jam virš 50 metų ir teigiama, kad tie tvirkinimai prasidėjo nuo 9 metų ir buvo teismo dienos, nors tie gerai, kad policija iškart patikėjo šitą mergaitę ir surinko visus įkalčius ir iškart sulaikė šį vyrą, nepaisant to, kad jis išvien teigė, kad aš tikrai nedariau nieko ir aš nekaltas. Visus šiuos dalykus, ką visi nusikaltėliai dažniausiai sako seksualiniai. Kai buvo teismo dienos, mergaitė apibūdino vieną iš tų incidentų, kas jai buvo daroma. Tai jinai teigė, kad dažniausiai šis vyras tiesiog sakydavo man, kad atneš man tarkim vandens į mano kambarį, nes kadangi jie gyveno visi kartu, mergaitė 9 metukų net neždavo tą vandenį ir tuomet jisai ją užpuldavo ir nebepaleisdavo iš to kambario ir supranta darydavo siaubingus dalykus mergaitei. Ir į teismo metu taip pat pasakė, kad vienas iš tų incidentų, sako, aš tiesiog iš vien norėjau kaip ir sprukti iš jo kambario ir iš vien prašiau jo, kad sako, aš labai noriu gerti. Ir galiausiai, sako, šis vyras, Ronaldas, jis tiesiog teigė, kad gerai, nueik atsigerti ir tuomet vėl sugrįžk į mano kambarį. Ir mergaitė, iš tikrųjų bandė pabėgti. Jinai kaip ir pabėgo į kiemą, jinai pasislėpė šalia šiukšlių dėžės, jinai šaukėsi savo močiutės pagalbos, nors jos močiutė, visa ta šeima labai tiesiog šlykšti. Jos močiutė tikrai nebūtų jai irgi padėjus, jeigu ir būtų tuo laikotarpiu prisišaukus tą močiutę. Ir galiausiai šis vyras, Ronaldas, jis išėjo į kiemą, pamatė ją, kad jinai tenai slepiasi nuoga prie to šiukšlinės, jis vėl ją pasiėmė ir vėl nusivedė į kambarį ir darė tuos pačius dalykus. Ir tai buvo nuolatos. Tai nebuvo, kad 1, 2 kartai, 5 kartai, ne. Tai buvo tuos 2 metus, kiekvieną savaitę kelis kartus. Tai tikrai. Kada jisai tiesiog atrasdavo, nežinau, laisvo laiko, noro, jis tiesiog pasiimtų tą mergaitę ir darydavo siaubingus dalykus. Tai būtent tokie dalykai buvo pristatyti teismo metu ir nors vienas geras dalykas, kad šis vyras gavo iki gyvos galvos. Nes Alabamoje yra tikrai gana griežti įstatymai, kas susijęs su vaikų būtent tvirkinimu ir tokiais visais dalykais, kas turėtų būti visose pasaulio vietose griežti įstatymai, bet deja kartais tokie žmonės gauna tik tai kokius 2-3 metus, tuomet vėl išeina, gerai 10 metų vėl išeina ir tada vėl užpuola kitus vaikus ir jiem visiems turėtų būti iki gyvos galvos. Nors teigiama, kad šis vyras, jis turi tuos iš ankstinius klausimus ir gali būti taip, kad jis bus paleistas į laisvę, bet po kol kas jis vis dar yra kalėjime iki šių dienų. Ir iš tikrųjų, kai buvo jau tos teismų paskutinės dienos, jis tiesiog teigė, šis vyras, Ronaldas Robertsonas, kad aš atsiprašau, jeigu aš sukėliau kažkokį kaip ir kažkokius blogus dalykus šitom aukom. Ir tuomet teisėjas teigė, kad tu niekada neprisipažinai, kad tu darei šios dalykus tai mergaitei. Tai kodėl tu dabar atsiprašai? Ir jis tiesiog išreiškė, aš buvau kaip ir nuteistas, kad aš kaltas, tai dėl to aš ir atsiprašau šitos mergaitės, bet aš iš tikrųjų net neatsimenu, kad aš daryčiau šitus dalykus. Ir jis vis tiek viską neigė iki tiesiog šių dienų. Ir kas yra žiauriausia, kad kai šis vyras buvo uždarytas į kalėjimą, atrodo, kad visa šeima mergaitės Britney turėtų būti tiesiog pasišlykštėję, tiesiog turėtų nukirsti visus galus su šiuo vyru, tiesiog nenorėtų jo matyti daugiau, tiesiog stengtųsi apsaugoti savo dukrą, savo anūkę, bet ne. Ta senelė, ji vis dar eidavo aplankyti šio vyro kalėjime ir ji vis dar palaikydavo santykius savo. O tai daug ką jau pasako. Reiškia, senelė žinojo visus šios dalykus. Jis buvo nuteistas, bet jai net nerūpėjo. Visa jo šeima visai net kaip ir nesirūpino ir nesureikšmino visų šitų dalykų, kas buvo padaryta šitai mergaitei. Nes kiek vėliau mes įsiaiškinom, kad ši Britney mergaitė buvo dar prievartaujama dar anksčiau negu 9 metukai. Kad tai nebuvo vienintelis atvejis ir kad tai nebuvo vienintelis žmogus, kuris darė jai šiuos siaubingus dalykus. Ir visa šeima tiesiog žinojo, bet niekam tiesiog nerūpėjo. Ir jiem atrodė, kad tai yra kažkoks, nežinau, normalus dalykas.
Tuomet teigiama, kad kai Britney suėjo 17 metų, jinai pastojo ir pagimdė kiek vėliau mergaitę, kurios vardas buvo Peyton. Ir iš tikrųjų Britney įsitatuiravus buvo šios mergaitės ir vardą ant savo kūno, kad tokia kaip prisiminimai, ir aplinkui tą vardą buvo širdutės nupieštos. Tai teigiama, kad ji labai mylėjo savo dukrytę, jai apskritai labai vaikai patiko ir visą laiką stengiasi būti kuo geresnis asmuo, nepaisant tų visų siaubingų dalykų, kas buvo įdaroma nuo pat jos ankstyvų vaikystės dienų, ir kad ji kaip ir niekam beveik nerūpėjo, netgi jos pačios mamai. To kūdikėlio tėtis buvo Andy, ir iš tikrųjų, kadangi Britney, kaip jau sakiau, ji buvo priklausoma tai nuo alkoholio, tai nuo narkotikų, ji neaugino šitos dukrytės, o visa globa buvo paimta jos tėčio, ir tai tiesiog dažnai lankydavo savo dukrą ir viskas. Ir tiek šita Britney, tiek tas Andy, jie irgi nebuvo kartu, bet teigiama, nepaisant to, jie vis tiek palaikė gerus santykius. Beje, Britney's mama, Chasey, ji dokumentikos metu sakė, dabar žvelgiant atgal į mano vaiko vaikystę, tai ji būtų saugesnė Kreko namuose, nei aplinkoje, kurioje ji užaugo. Kitas labai svarbus dalykas, kad likus kelioms dienoms iki Britney dingimo, į Britney's Facebook'o paskyrą jai parašo viena iš jos puseserių, jos vardas nėra atskleistas ir visų mažamečių vaikų vardai bus šioje istorijoje tiesiog neatskleisti, nes norima apsaugoti jų tapatybę ir saugumą. Juk jis susisiekė su Britney ir jie tiesiog parašo jai žinutę, kad 3 asmenys iš jos šeimos ją išprievartavo. Ir jinai tiesiog kaip ir prašo Britney pagalbos, ir jinai tiesiog pasakė iš tuos dalykus, ir Britney atgal ją atrašo, kad aš labai užjaučiu, jinai prašo daugiau detalių, ir jos tiesiog apsikeičia keliom žinutėm. Ir po kelių dienų Britney tiesiog pradingsta. Tai pasinerkim į laiko juostą ir aš jums įrašysiu kompiuterio ekraną, kad jūs galėtumėt irgi matyti viską. Ten bus įdėtas ir žemėlapis, kad galėtumėt suprasti, kur koks veiksmas vyksta, kurioje vietovėje, nes laiko juosta irgi taip pat yra labai svarbi, kad suprastumėt visą šitos nesveikos šeimos sandarą, dalykus, kas vyko būtent tuo laikotarpiu, kai Britney dingo. Randall Scott Wood praneša, kad Donald Holland išnaudoja vieną iš savo šeimos vaikų. Nes Scottas, jis iš tikrųjų atsikėlė į Alabamą, nes jis kurį laikotarpį jau čia nebegyveno. Ir jis vėl atsikėlė, nes čia jis gavo darbo pasiūlymą ir teigiama, kad iš pradžių jisai apsigyveno pas Wendy ir Donaldą. Ir kai jisai gyveno kartu su jais, jis pamatė kompiuteryje, kad yra tiesiog vaikų pornografijos. Ir jis tuomet nusprendė, kad jisai nori tiesiu taikymu nueiti į teisėsaugą ir pranešti apie visus šitus siaubingus dalykus, kuriuos jisai pamatė tam kompiuterį. Tyrėjai žinoma tuo susidomėjo ir jie iš pradžių teigė, kad jie nori pasikalbėti su Wendy Holland, o kiek vėliau su Donaldu Holland. Bet jie judėjo, nežinau kodėl, tiesiog vėžlio lėtumu, kas tokiu atveju tu turėtum judėti labai sparčiai, nes jeigu tu žinai ar gauni bent jau tokių tipsų, kad yra kažkokia pornografija vaikų kompiuterį ir kad ta vaikų pornografija yra būtent tos šeimos vaikų, kaip jie užsiima lytiniais santykiais su kitais suaugusiais vyrais, kad tu turėtai tą pačią dieną ar bent jau ant kitos dienos jau belstis į tas duris, daryti kratos orderį, suimti visus ir tiesiog judėti daug greičiau, bet ne kažkodėl jie judėjo kaip kažkokie vėžliai. Ir kol galiausiai įsiruošė tuos pirminius apklausos dalykus daryti, jau buvo vasara. Jo, nes jis kreipėsi vasario mėnesį, vasario 28, o tie pirminiai apklausos dalykai prasidėjo birželio mėnesį, kad iš pradžių buvo apklausima Wendy žinoma viską neigė ir teigia, nežino apie ką čia viskas yra, ir tuomet turėjo būti apklausa Donaldo Holland, ir žinot, kada turėjo būti apklausa, lygiai tą pačią dieną, kai tariamai Donaldas nusišovė. Jis turėjo už 30 minučių vykti ir turėjo tą pokalbį būtent su teisėsauga, bet jis to pokalbio taip ir niekada neturėjo. Kelios dienos po to Randallas, jis apsigyveno pas savo sesę, Chasey, tai yra Britney's mama, ir jisai teigia, kad aš papasakojau Britney ir Chasey visus tuos dalykus, kuriuos aš pačiau tam kompiuterį. Tuomet, jeigu eisim tą laiko juostą, matot, jog Erikas Wimbergas bando susisiekti su Britney dėl parodymų, nes Erikas čia yra tas iš teisėsaugos žmogus ir jis supranta, kad čia tikriausiai visa situacija yra daug blogesnė negu tik tai tarp tų dviejų asmenų ir jisai nori pasikalbėti su Britney ir jie iš tikrųjų telefonu trumpai kaip ir pasikalba ir teigiama, kad jie kaip ir susitarė, kad jie laikui bėgant irgi susitiks ir kad Britney atvyks į nuovadą ir papasakos visus dalykus, kuriuos jinai žino, bet irgi, kadangi jinai dingo,
ji negalėjo papasakoti jokių dalykų. Tuomet teigiama, tais pačiais metais, gegužės 27 dieną, kaip jau sakiau, tos žinutės buvo apsikeistos tarp tų dviejų pusseserių, tarp Britney ir tos nežinomos pusseserės. Ir tenais teigiama, kad Scottas Woodas, Dustinas, Kentas ir Donny Holland ją išprievartavo vienu metu. Šie visi asmenys yra jos kaip ir šeimos nariai. Scottas Woodas yra lygiai tas pats asmuo, kuris pranešė visus šitus dalykus vasario mėnesį, kad vyksta visi šitie dalykai, bet šita pusseserė parašė žinutę Britney, kad jis irgi dalyvavo jos prievartavime. Tai jisai pranešė visus tuos dalykus policijai, nes jis bandė išsisukti pats nuo viso šito ir galvoja, jeigu aš pirmas pasakysiu apie juos, tai jie galbūt galvos, kad aš geras žmogus. Ne, nes jis irgi buvo įsivėlęs į visą šitą. Tuomet, gegužės 30 diena, tai yra ta diena, kai Britney Wood dingo ir buvo matyta paskutinį kartą, teigiama, kad pavakarę jie bendrauja su įvairiais žmonėmis, 5 skirtingais, kažkur be 17, jie kalbasi telefonu su Andy, su savo vaiko tėčiu. Tuomet kažkur apie 7 valandą teigiama, kad detektyvas Wimbergas, jis susitinka su Wendy Holland, tai yra to Donaldo Hollando žmona, ir jis kalbasi apie visus tuos dalykus, kuo Donaldas Hollandas yra kaltinamas. Žinoma, kaip jau minėjau, jinai viską neigia ir teigia, kad tai yra netiesa ir kad jie neužsiima jokiais tokiais nelegaliais kažkokiais dalykais. Tuomet teigiama, kad kažkur 7:30 vakaro ta mergina įsėdo į savo dėdės automobilį ir tiesiog tuomet išvažiavo. Tuomet po 9:25 jis susirašinėjo su vienu savo draugų Gerard. Tuomet po 9:35 iki po 10:40 jis susirašinėjo su kitu savo draugu Bradley Riversu ir su juo irgi yra kažkas labai keista, nes kai tyrėjai kiek vėliau po kelių dienų su juo susitinka ir pradeda jį apklaus, kad ką jūs susirašinėjot, ar tau buvo kažkas įtaru apie Britney, visus šiuos dalykus jis teigė. Aš pamečiau savo telefoną, aš jo neturiu, aš neatsimenu, ką mes susirašinėjom kartu visų šių dalykų. Kas yra tiesiog, what? Praėjo vos kelios dienos, ne metai, tai ir tu susirašinėjai ne tai, kad vieną žinutę parašei, o beveik apie valandą laiko susirašinėjai su jie, tiesiog pirmyn atgal, ir tada tu teigi, kad net nežinai, ką jūs susirašinėjot, kad tiesiog labai keista, bet nebent jisai buvo apsvaigęs nuo kažko ar girtas, tuomet jo paaiškinama. Tuomet teigiama, jie kiek vėliau vėl kelias minutės susirašinėjo su dar kitu asmeniu. Po 11:29 teigiama, kad tai buvo paskutinis Britney atsilieptas skambutis ir jis buvo su Andy ir jie tiesiog kalbėjo 57 sekundės kažką, galbūt tikriausiai apie tą mergaitę arba galbūt kažką kitą, tikrai nežinau. Ir tuomet po 11:36 teigiama, kad jie jau nebeatsiliepė į skambučius, nes Andy ne vieną kartą vis dar skambino, bet tiesiog jau skambučiai jau eina į balso paštą ir jie jau nebeatsiliepia. Tuomet tą patį vakarą tam pačiam name ir pagal žemėlapį jūs matysit, kur Donaldas atsivežė Britney ir kur jos telefonas buvo rodomas, kad jis yra toj vietoj. Į tą namą atvažiavo jo žmona Wendy Holland irgi. Atminkit, tai nebuvo jų namai, tai buvo tiesiog, kad Donaldas trumpam tenais gyveno dėl tų visų kaltinimų, kaip jau minėjau prieš tai, nes kai jam buvo pareikšti tie kaltinimai, jis negalėjo būti šalia savo vaikų. Dėl to jisai tenais gyveno ir teigiama, kad ji tenais atvyko ir jie ten 4 valandas pabuvo ir tuomet Vilina išvyko atgal iš to namų. Niekas nežino, ką jie būtų darė tam name, ar jinai atvyko tiesiog šiaip savo jį aplankyti, ar jinai atvyko, nežinau, jam padėti vykdyti kažkokį nusikaltimą su Britney, ar tai buvo tiesiog net nesusiję, niekas nežino ir niekas nebuvo išsiaiškinta iki šių dienų. Tuomet anksti ryte pagal žemėlapį irgi galėsit matyti, jog Donaldo telefonas jau dabar yra lokacijoje netoli Chasey namų. Tai yra netoli Britney Wood namų, kad jis vėl jau sugrįžo iš to Robertsdale'o jau dabar į mobilų miestelį vėl. Ir būtent, kaip jau sakiau, irgi čionais kažkur po 1:47 irgi Britney telefonas irgi rodo, kad ji irgi randasi kažkur toj pačioj vietovėj. Vienu žodžiu, kad abiejų jau telefonai rodo, kad jie yra kartu, arba bent jau Britney telefonas yra kartu su Donaldo Hollando telefonu. Tuomet, ta birželio 1 diena,
ankstyvas rytas, Donaldas nuveža savo žmoną Vendę ir savo vaikus į Moresų namus, tai Moresai čia yra jų šeimos draugai ir šie draugai irgi bus įsivėlę į visą tą vaikų tvirkinimo skandalą kartu, kad jis nuveža juos tenais ir pagal žemėlapį matysit, kurioje vietoje tai randasi, kad tai yra gana toli nuo jų pačių namų, kad jis palieka juos ten ir tuomet kažkur apie pietus jis pradeda, jeigu tikėtumėm Vendę, skambėti jai ir sakyt, kad aš tiesiog noriu nusižudyti, aš noriu pasitraukti iš gyvenimo ir būtent tokiu būdu Vendė teigia, kad aš sužinojau, kad mano vyras bando nusižudyti ir dėl to aš kreipiausi kaip ir pagalbos, kad aš paskambinau 911, pasakiau visus šiuos dalykus, ką man pasakė mano vyras ir dėl to aš su savo sesę Mandy išėjom jau ieškoti ir galiausiai jį atradom tam automobilį. Nes esmė tame, kad kai Donaldas teigiamą savo šovė, jisai nebuvo, kad jis būtų kažkokiuose savo namuose ar savo draugo namuose, ne, jisai buvo tokiu kaip ir atokioj vietoj, tenais toks kaip ir miškelis, bet tas miškelis yra tik tai į vieną pusę, kad tu niekur negali toliau važiuoti, tu jeigu nuvažiuoji į tą pusę, tu turi apsisukti ir tuo pačiu keliu grįžti atgal, kad tai buvo aklina vieta ir kažkodėl jos abidvi surado jį ten. Ir kažkodėl jos žinojo, kad kur jom reikia eiti ir kur jos galėtų atrasti tą vyrą Donaldą. Tiesiog kažkokie keisti dalykai, nebent Donaldas pats pasakė, kad aš randuosi šito vietovėj, tuomet jo suprantama. Kitas dalykas, Vendy, Donaldo Hollando žmona, pasiima Donaldo telefoną, ištrina 4 žinutės kažkodėl iš jo telefono ir apskritai pasiima telefoną visus su savim ir iš pradžių kelias dienas net nežinojau, kad Donaldo telefonas yra dingęs, jam nebuvo įtaru, kad kurio telefonas, jeigu teigiamai jisai kalbėjo su savo žmona, tai turi būti šitas telefonas kažkur automobilį, kad kur jisai, jie net neieškojo telefono. Jie net tiesiog, nežinau, buvo pasimetę ir nedarė savo darbo ir tiesiog žmona turėjo jo telefoną ir tuomet jau tyrėjai susiprato, kad kurio telefonas, jie suprato, kad Vendy turi telefoną ir tik tuomet telefonas buvo paimtas, įdėtas į įkalčius ir tuomet buvo pradėtas tikrinti ir tuomet buvo išsiaiškinta, kad tos žinutės buvo kelios ištrintos, nors tu matai, kad tavo vyras nusišauna, jeigu tikėtumėm šią teoriją, nusižudo, bet tu tiesiog paimi jo telefoną, nusprendė, kad tau reikia ištrinti kažkokias žinutės, kad tau reikia pasimti su savim tą telefoną, tiesiog. Tuomet, birželio 6-7 dienomis vyksta didelės kratos namuose, kratos daromos, kur Britney paskutinį kartą buvo fiksuotas jos tas telefonas tam name, ten daroma krate, tuomet daromos kratos būtent Donaldo Holland namuose, dabar daug jau savanorių susirenka, ir jie tiesiog ieško visur Britney, eina per miškus, eina šalia upės, eina tose vietovėse, kurios telefonas skambėjo paskutinį kartą, tikrina visur, bet tiesiog visiškai nieko. Teigiama, kad buvo kažkur apie 700 žmonių tam tikrais atvejais net susirinkę ir jie visi tiesiog ieškojo Britney visur, tam Mobilo miestelį ir taip pat tam Robertsdale, bet visiškai nieko. Ne jos rankinuko, ne jos kažkokių asmeninių daiktų, visiškai nieko. Ir kitas dalykas, tyrėjai šiuo metu, kai tie savanoriai išvien ieškojo Britney, atrodė, kad tyrėjai jie taikosi į kažką kitą, kad jie nelabai fokusuojasi į Britney ir jos dingimą, jie labiau visą savo pajėgas skiria visai kitur, o neskiria paieškai ir žmonės, aišku, iš pradžių galvojo, kad kas su jais negerai, kodėl jie neieško Britney, kad ką jie slepia nuo mūsų ir tuomet pasipylė areštas po arešto, po 3 arešto, 4 arešto, kol galiausiai buvo 11 skirtingų areštų padarytų visoj Britney šeimoj. Jo. Ir žmonės buvo tiesiog šokiruoti, jie galvojo, kad kodėl šitie asmenys yra vienas paskui kitus suimami, kad ar jie yra visi susiję, kokius jie nusikaltimus padarė, visus šios dalykus. Tai iš pradžių buvo pirmas žmogus, kuris suimtas, buvo Randall Wood ir Dustinas Kentas. Tai dar kartelį tik apie visą šeimą, aš gal turėčiau apskritai tiesiog pristatyti visą jau jums dabar šeimą, nes dabar vardų tiesiog bus dar daugiau. Tai pradėkim nuo Britney. Pagal paveikslėlį matot, kad Britney Wood yra mergina, kuri yra dingus. Tuomet jinai turi savo brolį, kurio vardas yra Derekas Wood, jinai turi dar kitą brolį, bet jis kaip ir nėra viso šito istorijų įsivėlęs, tai jo mes net ir nelabai minėsim, tiesiog jo vardas yra TJ. Tuomet Britney, mamos vardas yra Chasey Wood, kaip jau minėjau. Tėtis irgi nėra šito istorijų įsivėlęs, tai jau net ir nelabai minėsim. Tuomet Chasey Wood
Ji turi 2 sesės ir 1 brolį. Tai jos brolio vardas buvo Randall Scott Wood, tai šis žmogus, kaip tik sakiau, ir pranešė vasario mėnesį apie tuos visus dalykus, kurie daromi buvo vaikam. Kitos Chasey seserys buvo dvynės, Mandy Kent ir Wendy Holland. Tai būtent Wendy Holland, ji buvo susituokus su savo vyru, kurio vardas buvo Donaldas Holland, jie turėjo daugybę vaikų. Kai kurie vaikai, jų vardai nėra atskleidžiami, nes jie yra aukos, o vienas iš tų vaikų yra vardas jau atskleistas, nes jis buvo ir auka, ir kiek vėliau ir žmogus, kuris darė tuos nusikaltimus, tai buvo jo vardas lygiai toks pats kaip ir jo tėtis, Donnie Holland jaunesnysis. Tuomet Mandy Kent, ji buvo susituokus su Dustinu Kent ir jie irgi taip pat turėjo ne vieną vaiką ir tų vaikų irgi tapatybės nėra atskleidžiamos. Ir prie viso šito dar yra įsivėlę keli draugai šeimos, tai yra Jennifer Moore, tai yra viena iš draugių, tuomet yra William Billy Brownlee, jis yra kitas draugas šeimos. Ir James Kumba, jis yra 3 asmuo, kuris irgi bus įsivėlęs į visą šitą istoriją ir jis irgi yra šeimos draugas. Birželio 19 dieną Randall Wood ir Dustin Kent gavo pirmus kaltinimus ir jie pirmi buvo suimti. Ir jiem buvo pareikšti kaltinimai už kraujomaišą, sodomiją, seksualinę prievartą prieš vaikus ir laikant bėgant jiem kaltinimų tik tai padaugėjo ir padaugėjo ir padaugėjo. Tuomet Liepos 13 dieną buvo suimtas Derekas Wood. Jam buvo pareikšti kaltinimai dėl 2 laipsnio išžaginimo ir 2 laipsnio sodomijos. Tuomet 4 asmuo Liepos 17 dieną suimtas. Tai buvo tas Donnie Holland jaunesnysis, tuo laikotarpiu jam buvo tik tai apie 20 metų. Tai jam buvo pareikšti kaltinimai dėl 2 laipsnio seksualinio išnaudojimo ir 2 laipsnio išžaginimo ir kraujomaišos. 5 asmuo Liepos 22 dieną suimtas Williamas Billy Brownlee, jis buvo šeimos draugas, jam kaltinimai dėl 2 laipsnio sodomijos, 2 laipsnio seksualinio išnaudojimo, 1 laipsnio sodomijos jaunesnio nei 12 metų amžiaus seksualinio išnaudojimo ir 2 kaltinimų 1 laipsnio išžaginimo. Nuo rugpjūčio 22 dieną. Matot, kad čia suėmimai tiesiog eina vienas paskui kitą, praeina kelios savaitės, jie dar vieną asmenį suima, nes kai tie asmenys buvo suimti, žinoma, jie būna apklausiami, vienas kitas kažką pasako, jie išduoda vieni kitus ir tuomet dar būna suimami daugiau asmenų. Tai buvo suimta Wendy Wood Holland, tuo laikotarpiu buvo 33 metai, tai yra Britney's teta. Jai yra pareikšti kaltinimai dėl vaiko neapsaugos ir pavojaus vaikui, tuomet kaltinimai dėl 1 laipsnio sodomijos, seksualinio kankinimo ir seksualinės prievartos ir daug tokių panašių kaltinimų. Tuomet birželio 27 dieną, čia jau kitais metais, 2013, suimama yra Chasey Wood, tai yra Britney's mama, kas buvo tiesiog labai šokiruota viso šito istorijoje, nes kai buvo suimamas vienas paskui kitą asmuo, visa ta bendruomenė galvojo, kad visa šeima yra įsivėlus į tą vaikų pornografijos prievartavimo tinklą, bet po to buvo išsiaiškinta, kad Chasey dabar gauna kaltinimus, nors jinai atrodė tas asmuo, kuris eina vis laik į spaudą, sako, kad jos dukra Britney yra dingus, visus šios dalykus, jinai nuolatos kelia, tarkim, į Facebook įvairius postus, kad tik tai jos dukra nebūtų pamiršta ir tuomet jinai irgi būna suimta. Kad visi tiesiog buvo šokiruoti. Ir beje, ją galit iš vien matyti, kai jinai kalba tam dokumentiniam serialė, kurį aš jums sakiau, galit pasižiūrėti. Jo. Tai tuo laikotarpiu buvo 38 metai ir jai buvo pareikšti kaltinimai dėl sodomijos ir seksualinės prievartos prieš vaikus, bet laikui bėgant jai buvo kaltinimai kaip ir panaikinti, apie tai mes irgi dar vienu žodžiu pakalbėsim. Tuomet 8 asmuo Mandy Wood Kent, jai 33 metai suimta spalio 22 dieną, tai buvo Britney Wood teta kita. Jai pareikšti kaltinimai dėl 2 laipsnio sodomijos, seksualinės prievartos prieš jaunesnį nei 12 metų vaiką. Ji galvoja, ar tu tuoj baigs ar ne? Ne. Kitas asmuo, 9 asmuo, Neltonas Morganas, jam 47 metai, tai jis buvo būtent Woodų šeimos draugas.
Jis suimtas spalio 22 dieną irgi. Pirmojo laipsnio išžaginimas ir jaunesnio nei 12 metų vaiko prievartavimas. Tuomet James Kumba, jam 32 metai, suimtas irgi spalio 22 dieną. Jam pirmojo laipsnio kaltinimai dėl išžaginimo, pirmo laipsnio sodomija ir seksualinė prievarta prieš jaunesnį nei 12 metų vaiką. Tuomet paskutinis asmuo, kuris buvo suimtas, Jennifer Moore. Jai buvo 32 metai, tai yra Vudų šeimos draugas. Ji buvo suimta lapkričio 1 dieną ir jai kaltinimai dėl antro laipsnio seksualinio išnaudojimo ir vaikų pornografijos kūrimo. Ir vėliau visi šie asmenys, išskyrus Chasey, tai yra Britney mama, visiems šitiem asmenėm buvo kaltinimų pareikšti dar daugiau, nes iš pradžių tyrėjai net nežinojo, į kokią jie situaciją velėsi, bet laikui bėgant jie tiesiog, kai pradėjo apklausinėti aukas, jie suprato, kad visa šita istorija yra tiesiog wow ir kad tiesiog tų kaltinimų yra labai labai daug. Tai 11 asmenų buvo suimta ir teigiama, kad buvo mažiausiai 16 aukų, kurios davė parodymus, kas joms buvo daroma visus tuos metus, ir papasakosiu jums tik kelias istorijas, nes jeigu aš pasakočiau jums viską, tiesiog visas šitas video būtų labai labai ilgas ir gal reikėtų 3 dalių. Ir kitas dalykas, kad kadangi tuo laikotarpiu vaikai šie 16 aukų, kai jie davė parodymus, jų vardai, kaip jau sakiau, nėra atskleidžiami, jų, kadangi buvo norima apsaugoti tapatybę ir dalykai, kas jiems buvo daroma, dėl to visi tie dalykai yra kaip ir užantspauduoti teisės saugos ir tik keli dalykai buvo paviešinti spaudai, nežinoma spauda, jie tiesiog norėjo sužinoti nors kažkiek, kas būtų dėjusi tuose namuose, dėl to buvo paviešinta nors truputėlį. Ir Britney Wood, ji būtų 17 auka, bet Britney Wood yra neįtraukiama į tą 16 žmonių sąrašą. Ir perspėjau, šitos istorijos, kurias aš jums dabar papasakosiu, tik kelias iš jų, jos yra antiek žiaurios, antiek tiesiog nežmogiškos, protų nesuvokiamos, kad aš apskritai tokios istorijos dar nesu niekada darius. Viena iš tų istorijų, kuri buvo paminėta teismo metu, pavyzdžiui, kad Derekas Woodas, Donaldas Hollandas jaunesnysis ir Williamas Brawley teigiama, kad jie visi 3 privartavo vieną asmenį, kuris buvo jaunesnis negu 12 metų tuo laikotarpiu ir kad jie darydavo tai nuolatos tam vaikui ir kitiem vaikam, nes turiu tikriausiai prieš tai pasakyti, kaip apskritai vyko visi tie privartavimai ir visi nusikaltimai prieš vaikus, juk visų šitų dalykų vadas buvo Donaldas Holland. Tas pats asmo, kuris paėmė tą vakarą Britney. Jis buvo visų šitų dalykų kaip ir vadovas ir jisai surengdavo visas tas orgijas, kurios bus daromos. Ir nustatydavo laiką, kada kam reikia pasirodyti, kada kiek žmonių turi dalyvauti ir panašiai, tiesiog visus šios dalykus. Ir teigiama, kad kai Wendy susituokė su Donaldu, visi dalykai šitie tiesiog prasidėjo. Donaldas, tarkim, atiduoda savo vaiką vienam iš, tarkim, dėdžių, tetų ir panašiai, ir tiesiog jie pasiima tą vaiką ir, nežinau, eina į namą ir daro visus tuos siaubingus dalykus. Ne, kad dažniausiai, tarkim, Donaldas pasikviečia savo žmoną, pasikviečia, tarkim, savo žmonos sesę, jo vyrą, kitą brolį, tarkim, pasikviečia, jie visi susitinka tam tikrose vietose, jie atsiveda, tarkim, savo vaikus, kurie, teigiama, jauniausiam asmeniui buvo vos 3 metukai. 3 metukai. Ir tuomet jie tiesiog, aš net nenoriu apie tai kalbėti, bet pamainom tiesiog privartaudavo tuos vaikus ir darydavo tokias kaip orgijas kažkokias. Kai kurie iš šių asmenų teigiama, kartais tiesiog stebėdavo, kai buvo daromi visi šie dalykai ir, tarkim, sakydavo, tu turi tą padaryti tam vaikui, tą padaryti tam vaikui. Donaldas, kaip jau sakau, viską tiesiog organizavo, jisai filmavo, teigiama, kad jisai turėjo daug visokios pornografijos, ypač turėjo Britney daug visokių vaizdo įrašų, kur ji buvo privartaujama net nuo labai mažyčio amžiaus, dėl to teigiama, kai sakiau video pradžiai, kad jos tas kaip ir senelis netikras, kad ją prievartavo, kad ne, ji buvo prievartaujama dar anksčiau, jaunesnė negu 9 metai. Jie tiesiog galbūt neatsiminė, nes antiek buvo tai trauminis dalykas, o galbūt jinai tuo laikotarpiu tiesiog
norėjo papasakoti apie tą senelį, bet ne apie kitus, nežinau. O galbūt jis sakė, bet nebuvo kažkaip patikėta ar kažkas tokio, tikrai nežinau, bet net, tarkim, vaikai, kurie buvo jaunesni negu 3 metai, tarkim, tam vaikui yra 2 metai, 1 metas, kad jie irgi buvo atsivedami į tas orgijas visas. Ir jie tiesiog būdavo pasodinami ir buvo kaip ir liepta jiems žiūrėti, nors jie, aišku, antiek mažyčiai buvo, jie tikriausiai nieko nesuprasdavo, bet kai tave pradeda tiesiog tau rodyti tokius vaizdus nuo tokio mažyčio amžiaus ir kai tu tiesiog, kaip tas dabar lietuviškai žodis grooming, dabar užstrigo, kai tave pradeda tiesiog groomint nuo tokio jaunučio amžiaus, tu kartais net nesupranti, kad tai, kas daroma tau, kad tai yra blogai. Nes teigiama, tie seksualiniai dalykai kai kuriem vaikam buvo vos ne kas kiekvieną dieną. Kad jie nieko kito nematė ir jie galvojo tikriausiai, kad tai yra normalu. Ir plus, kai tu neturi kur kreiptis, nes dažniausiai tokiuose bylose būna taip, kad galbūt tave, tarkim, nežinau, privartauja kažkas slaptai, galbūt tavo dėdė, teta, pusbrolis ar dar kas nors. Ir galbūt tu turi kam pasakyti, tarkim, savo kitiems šeimos narėms. Bet šiuo atveju, kam tu gali skųstis, kai tau visa šeima, tau visos tetos, visos dėdės, tau pusseserys, pusbroliai, visi yra tam pačiam klane ir tu tiesiog neturi kur kreiptis, tau seneliai net. Kad tiesiog, kaip ta Britney, jie tiesiog ėjo pas tą kunigą ir galiausiai tenais kreipėsi, nes jinai tikriausiai galvojo, kad tik ten jai padės. Bet ne visi vaikai turėjo tokią galimybę ir skau jauniausias buvo privartautas vaikas nuo 3 metų. Teismo metu ta auka, kuriai tuo laikotarpiu jau buvo apie 13 kažkur metų, jinai teigia, kad jos anksčiausias prisiminimas, kurį jinai gali prisiminti iš vaikystės, buvo tas, kad jai buvo nuimamas pampersas ir tuomet ją pradėjo išprivartauti jos dėdės tetos. Ir jūs galbūt galvojat, kad gerai, tie visi vyrai privartauja tuos vaikus, jiems nesvarbu, ar tai yra jo vaikas, ar tai yra jo sesės vaikas. Ir beje, tie vaikai buvo privartaujami ir berniukai, ir mergaitės vienodai. Esmė tame, kad tos mamos tų vaikų, jos irgi prisidėdavo prie visų šitų dalykų. Kai vaikai būdavo mažyčiai, nuo, tarkim, 2-3 metukų, jie jau būdavo pradedami mokyti su žaislais, kaip jiem reikėtų tą daryti ir kad tai yra normalus dalykas, kad jie neįsigastų visus šiuos šlykščius dalykus, ko mano net smegenys negali išnešti. Ir apskritai man net labai sunku kalbėti tokiom temom, bet kitas parodymas, kuris buvo duotas čia jau dabar dar kito vaiko, tai buvo Donaldo Holland būtent dukra. Ji teigia, kad kai jai buvo 12 metų, taip, ji jau buvo privartauta prieš tai savo tėčio, bet ji būtent teisme pasakė šitą būtent vieną incidentą, kad kai jai buvo 12 metų, sako, mano tėtis pasakė man tokį istoriją, kad sako, ar nori aš to nupirksiu žiurkėną, aš labai džiaugiausi, įlipau į savo tėčio automobilį ir tuomet, sako, mes nuvažiavom ne į parduotuvę, o nuvažiavom į savo dėdės tokį kaip ir firmą, į Dustin Kent firmą ir, sako, mes pasiėmėm jį, mano dėdę, ir tuomet, kai automobilis pradėjo važiuoti, tas jos dėdė, Dustinas, pradėjo kaip ir lįst prie mergaitės, pradėjo ją bučiuoti. Mergaitė tuo metinį teigia, kad, sako, aš visais būdais stengiausi jį kaip ir atstumt, sakiau, kad nereikia, aš sakiau savo tėdėjai, kad prašau pasakyk jam, kad jis nieko man nedarytų, bet tam tėčiui, Donaldui, jam tiesiog visiškai nieks nerūpėjo, nes jis žinojo, kas bus daroma jo dukrai ir jis specialiai pasiėmė ją, nes žinojo, kad tai bus daroma. Ir teigiama, kad tuomet automobilis nuvažiavo į tokią vietą ir mergaitė buvo išprivartauta to savo dėdės, Dustino Kent, ir jos mergaitės, tos tėtės žiūrėjo visus dalykus, kai jai buvo daroma. Žiūrėjo, kaip jinai sakė, kad jinai nenori ir kad tiesiog liautųsi ir verkė, bet ji buvo tiesiog per maža ir negalėjo apsiginti nuo tų siaubingų tiesiog vyrų. Tai tik įrodo, kad antiek nesveiki visi šitie asmenys yra, antiek net kažkokie monstrai, nežmonės, aš net nežinau. Visa šita istorija tokia yra žiauri, kad tiesiog net mano smegenys neišneša, kaip gali būti. Ir tai kitas dalykas, tu galbūt galvotum, tokie dalykai vyko, nežinau, 1910 metais ar panašiai. Bet ne, tai vyko jau 2000 metais. Tai visai neseniai, visa šita istorija iškilo į viešumą 2012 metais. Jūs tikriausiai susidarot jau tą visą istoriją, kad Britney būtent Wood įlipo į savo dėdės automobilį tą. O tas dėdė
Donald Holland buvo tikras monstras, kuris net leido savo vaikus būtent prievartauti prie jo akių ir jis būtent mėgavosi visais šiais dalykais. Kita mergina teismo metu irgi sakė, jog ji ne vieną kartą su kitais vaikais turėjo irgi dalyvauti visokiose orgijose, kur tiesiog būdavo, tarkim, 3-4 vyrai, vienas paskui kitą prievartauja vaikus, kol galiausiai jau pasibaigė visa ta orgija. Ir būdavo ne taip, kad, tarkim, sako, mano tėtis susitinka su savo, tarkim, žmonos sesė ir ta žmonos sesė atsiveda savo vaikų ir jie tiesiog tarp šeimos, nes kadangi tai vyksta jau ir didelį kraujomaišą, nes čia pusseserys su pusbroliais ir kad jie apsikeičia vaikais, tarkim, Wendy Holland ir Donaldas Holland atsiveda savo vaikų ir jie nuvyksta į Mandy Kent namus, kur gyvena tas Dustin Kent ir jie apsikeičia savo vaikais ir jie tam pačiam kambarį užsiminėja tais visais orgijom, tarkim. Dar tokius dalykus papasakau. Ir ta mergaitė teigia, kad Britney Wood mergaitė sako, kai ji buvo maža, ji irgi dalyvavo ne vieną kartą, bent jau ta mergaitė, kuri teismo metu sakė, kad sako, ji ne vieną kartą dalyvavo irgi visos iš tose orgijose, nes aš puikiai atsimenu, kad ji irgi tenais buvo. Tai todėl nenuostabu, kad Britney po to, kai jau biški paaugo ir kai jau atėjo jau 16 gimtadienis ir aukštyn, kad ji pradėjo vartoti narkotikus, nes tiesiog antiek siaubingi dalykai buvo daromi jai nuo pat jos vaikystės dienų, netiksliai nėra žinoma nuo kiek metų. Tuomet kita istorija, kurią papasakau Derek Wood. Tai Derekas Wood yra dingusios merginos Britney Wood brolis. Šis vyras jam tuo laikotarpiu buvo 20, jau beveik 21 metai. Jis irgi buvo tas asmo, kuris gavo kaltinimus ir jis prievartavo kitus vaikus. Irgi jaunesnius už save, kuriem buvo, tarkim, 10 metų. 11-12 metų. Nes jis pats, kai buvo mažytis, teigiama, kad kai jam buvo 7 metukai, jau Donaldas Hollandas irgi pasiimdavo šitą vaiką, nusivesdavo į savo tuos namus, jie visa ta šeima susirinkdavo didelį ir draugai tie taip pat jo, ir jie irgi jį mainydavosi, kaip nežinau, kažkokį tiesiog daiktą ir teigiama, kad sako, vien tik mano dėdė Donaldas mane išprievartavo kažkur 30-40 kartų, tai tikrai. O sako, kai aš jau paaugau, kai jau jam buvo kažkur 13-14 metų ir aukštyn, juk Donaldas, jis pradėjo šitą jau Dereką Woodą mokint, kad tu turi atlikti tokius pačius dalykus jau dabar jaunesniem vaikams, o pusseserim, pusbroliam ir panašiai. Ir dėl to jis jau kiek vėliau užaugo ir jau, kaip sakau, jis buvo suimtas ir apkaltintas irgi dėl tų pačių prievartavimo kaltinimų, nes jis teigia, kad jis irgi buvo grūmintas nuo pat savo vaikystės dienų ir galiausiai jis buvo verčiamas daryti tuos pačius dalykus kitiem. Teigiama, kad galbūt netgi ir savo sesį Britney. Ir, kaip jau minėjau, vienintelis asmuo, kuris išsisuko nuo kaltinimų, tai buvo Britney's mama, Chasey Wood, jog taip, ji buvo suimta, bet po to ji buvo panaikintas tas kaltinimas dėl tų vaikų išprievartavimo. Nežinau kodėl, ar iš tikrųjų buvo išsiaiškinta, kad jinai kaip ir nedalyvavo, nors labai sunku man patikėti, nes jos keli vaikai netgi dalyvavo visuose tuose dalykuose ir buvo prievartaujami nuo pat vaikystės dienų. Ir plus, kai tu žinai, kad net buvo teismo dienos, kai tavo dukra buvo prievartauta savo senelio, bet tu vis tiek leidai, nes teigiama, kad Britney jinai gyveno kartais pas savo mamą, kartais pas savo tetą, kartais pas savo senelę tą pačią ir jinai tiesiog buvo kaip ir nestabilioj situacijoje, nes jinai tiesiog labai turėjo daug traumų tikriausiai. Ir tu vis tiek, mama, leidai jai eiti ir gyventi pas, tarkim, tą senelę, eiti gyventi pas savo sesę, kur tu žinai, kad vyksta visi šitie siaubingi dalykai, dėl to aš tikrai nemanau, kad jinai yra gera mama. Galbūt jinai neprisidėjo, nors nežinau, labai jau mažai tikėtina, bet jinai vis tiek neapsaugojo savo vaikų. Nei savo sūnaus, nei savo dukros. Tai teigiama, jog Britney Wood iki šių dienų, jau dabar 24 metai, jinai dingo 2012 metais, nėra rasta. Nėra rastas nei vienas jos asmeninis daiktas, tiesiog visiškai niekas. Ir pagrindinė teorija, kuri yra kaip jau oficiali kaip ir versija, kad tikriausiai Britney yra jau negyva, bet jie vis tiek dar, jeigu suvestum duomenų bazę, vis tiek būtų rašoma, kad jinai yra dingus tiesiog be žinios. Ir manoma, kad Donaldas Hollandas prie to tikrai prisidėjo, nes jis paskutinis žmogus, kuris matė ją gyvą. Viena iš teorijų, kad Donaldas susitiko su Britney ir jis galiausiai ją nužudė, nes Britney, jie jau tuo laikotarpiu, kaip jau sakiau, jie jau buvo ne vieną kartą susiskambinus su tyrėjais.
jai jau artėjo tie susitikimai su tyrėjais, kad jie jau turėjo kaip ir duoti parodymus ir papasakot, kas būtent dedasi. Plius, kaip jau minėjau, 3 dienos iki Britney dingimo su ja susisiekė jos pusseserė 12 metų ir papasakojo, kad tie 3 asmenys iš jos šeimos, tie dėdės ją išprivartavo vienu kartu. Ir tikriausiai Britney tiesiog buvo dar labiau pasipiktinus, nes nežinia, ar jinai jau buvo dar, kai jai buvo 19 metų privartavimo, kad kada liovėsi tie visi dalykai daromi jai, nėra žinoma, nes kadangi jinai nebuvo niekada rasta. Tai dėl to tikrai nežinom ir galbūt jinai tiesiog dar labiau norėjo kaip ir tiesiog pasikalbėti galbūt su Donaldu, galbūt net pasakyti jam, kad aš paduosiu tave, tiesiog pasakysiu viską apie tave ir galbūt dėl to Donaldas ją nužudė, nes jis jau žinojo, kad jis tiesiog tikriausiai eis į kalėjimą, sės ilgam, nes yra labai daug aukų, kad neižudysi visų, vienu žodžiu, visų šių dalykų. Tai čia yra viena iš tokių teorijų, kas galbūt nutiko Britney ir tuomet manoma, kad tikriausiai jis nusišovė save su tuo pačiu ginklu, nes kaip ir net buvo kažkokio ginklo kito aplink, tai kodėl nepanaudojus to pačio ginklo. Ir Britney draugiai teigia, jog tas ginklas buvo įsigytas keli mėnesiai prieš jos dingimą ir kad, sako, Britney nusipirko tą ginklą vien dėl to, nes jis sakė, kad to ginklo reikia jos apsaugai. Kita teorija yra viena iš tokių kitokių teorijų, kad galbūt tiek Britney, tiek Donaldą nužudė kažkas kitas. Ir tas kitas, kad galbūt buvo Donaldo pati žmona Wendy, kuri ir rado Donaldą, nes galbūt irgi dėl tų pačių dalykų, kad Britney jau turėjo eiti, duotų parodymų jau greitų laiku, jau tyrėjai lipa jiem ant kulnų, jau tyrėjai kalba su pačia Wendy, jau tyrėjai buvo paskyrę birželio 1 dieną, kad jie apklaus būtent Donaldą dėl tų visų kaltinimų, jau tikriausiai jis būtų tą dieną suimtas, galbūt jau iš tikrųjų, kad jau tiesiog viskas ėjosi kaip į pabaigą ir manoma, kad galbūt ji nužudė juos abu, galvodama, kad jie išsaugo savo kailį, savo sesės kailį. Ir trečia teorija yra, jo galbūt Britney nušovė savo dėdę su savo šautuvu ir tuomet tiesiog pabėgo pati. Bet šita teorija yra pati neįtikinamiausia, nes teigiama, kad tie, kas pažinojo ją, jie žinotų, kad jinai nepaliktų savo dukros taip. Ir jau praėjo tiek daug metų, kad ji tikrai būtų kažkur bent jau atsiradus, plus, kad kai jau buvo teismo visos dienos, kad ji jau būtų atsiradus, nes ji būtų norėjus, kad tie žmonės būtų įkalinti ilgiau, negu jie gavo vis dėlto kalėjimo laikotarpiu, ir kad tikriausiai jai jau net nebūtų pareikšti kaltinimai, jeigu jinai būtų bendradarbiavus ir pasakius viską, kad tikriausiai ji būtų apsaugota nuo visų tų dalykų, kad tiesiog ši istorija yra tiesiog, nors ir norėčiau tikėti, kad tai yra tiesa ir kad jinai yra kažkur gyva, bet tai tiesiog nėra kaip ir įtikinamas dalykas. Tai tokius yra pagrindinis 3 teorijos, kurios sklando dėl būtent Britney dingimo. O dabar pereikim prie teismo dienų, nes tie 11 asmenų, kaip jau sakiau, gavo tuos kaltinimus, gerai 10 asmenų, nes vienas buvo išteisintas, Britney's mama. Paskaitysiu verdiktus, kuriuos gavo būtent tie 10 nesveikų asmenų, kurie tiesiog savo vaikus, savo sesių, brolių vaikus privartavo visus ir tiesiog keitėsi ir ta visa kraujomaiša visoje šeimoje. Ir beje, tarkim, tos 2 sesės, Wendy ir Mandy, jos irgi užsiiminėdavo lytiniais santykiais tarpusavy ir, tarkim, pasiimdavo vieną vaiką kartu su savim ir būdavo toks kaip trio. Tiesiog negaliu aš net kalbėti apie tai tiesiog mane nervina ir tiesiog yra labai šlykštu. Pirmiausia, pradėkim nuo teisėjo žodžių. Tai jis sakė, kad per 14 savo metų niekada nemačiau, kad byla būtų tokia bloga kaip ši, kalbant apie seksualinės prievartos aktus. Tuomet kitas žmogus teigia, jo padėjęs, kad pabaisėtis nėra tam tikras žodis, tai yra kažkas, ko niekada nesitikė ir niekada netrodo, kad jis yra visai šalia tavęs, bet tai yra šalia tavęs. Ir kad protu yra sunku suvokti tokius žiaurius dalykus, kad žmonės apskritai galėtų daryti. Ir tuomet šis taip pat padėjęs teigia, kad sako, mes įsiaiškinom, jog pirmi būtent kreipimaisi į teisėsaugą buvo prieš 6 metus. Jo. Kad kažkas kitas kreipėsi, jau dabar ne iš šeimos narių, bet kažkas iš aplinkinių, kas įtarė, kad galbūt kažkas ten vyksta keisto to viso giminiai. Kad sako, pirmi nusiskundimai buvo prieš 6 metus, kad patikrinkit tą šeimą, kad ten vyksta kažkokie kraujomaiša, tie vaikai kažkokie keisti, kad tiesiog patikrinkit visus tuos dalykus, bet ar buvo kas nors tikrinama?
Ne, nebuvo nieks tikrinama. Plus, kai Britney turėjo tą teismo posėdį su tuo savo seneliu, kuris ją prievartavo ir tas senelis buvo nuteistas, tai jai jau buvo tada pradėtas tas visas tyrimas, kai jai jau buvo 12 metų, bet tai prasidėjo, kai jai buvo 9 metai. Tai jau tada tyrėjai galėjo tiesiog pasikapstyti daugiau ir pasižiūrėti, kad kur šeima jos buvo, kad kodėl ar senelė nieko nežinojo, ar mama jos nieko nežinojo, o jeigu žinojo, tai kodėl jos nesikreipė į teisėsaugą. Galėjo apklausti kitus vaikus galų galiausiai, kad ar jie nebuvo išprievartauti to senelio. Nieko. Nes jau tuo laikotarpiu vyko visos tos orgijos ir prievartavimai tų visų vaikų. Visiškai nieks nebuvo tikrinama. Ir tiesiog, ir tas tuomet to teisėjo patarėjas teigė toliau, kad nustebtumėte, kiek daug jau anksčiau buvo gavę įtarimus, bet tiesiog visiškai nieko neįvyko, nebuvo pradėtas nei vienas ikiteisminis tyrimas, teigė Heizas. Ir jisai tuomet toliau sakė, kad turime susimastyti, kas būtų nutikę šiems vaikams, jeigu kažkas būtų buvę padaryta. Galbūt net ir Britney būtų vis dar gyva. Donnie Holland žmona, Wendy Holland, gavo 219 metų kalėjimo ir labai gerai, galėjo gal dar daugiau, nes kai teismas vyko 2015 metais, ji buvo nuteista už sodomiją, seksualinį išnaudojimą, vaikų kankinimą. Ir ji negali būti paleista lygtinai anksčiau, vienu žodžiu, kad jinai visą savo likusį gyvenimą praleis kalėjime, kas yra labai gerai, nes buvo išsiaiškinta, kad būtent ji ir jos vyras, visų pirma, jos vyras pirmoji vietoj vadas, bet ji nuo savo vyrų visiškai neatsiliko ir ji padėjo 100% savo vyrui ir jie buvo tie pagrindiniai asmenys, kurie organizavo viską, kurie darė tas nuotraukas vaikų, pornografiją visą. Beje, kitas dalykas, kas man labai įdomu, bet jis nėra paviešintas, kiek tos pornografijos buvo rasta įrašų. Ar tai buvo rasta, nežinau, 5, 10, ar buvo rasta 100, kad nėra atskleidžiamas skaičius, ar bent jau maždaug kompiuterį, kad kiek buvo rasta ir ar jis, Donaldas, darė tą pornografiją tų vaikų, nes jis platino ją, pardavinėjo kitiems šlykštiem asmenim, ar jis tiesiog laikė savo kolekcijoje ir savo šeimos kolekcijoje, nes teigiama ne vienas asmuo iš šeimos buvo matę tam tikrus video, kad ar jie tiesiog tarpusavį dalinosi tais vaizdo įrašais, ar jis platino juos ir tokiu būdu būtent užsidirbo pinigus. Šis dalykas nėra atskleistas, tai tikrai nežinau, bet labai norėčiau sužinoti. Nes jeigu dar ir platino, tai čia iš vis dar kitas žiauresnis dalykas ir tuomet turėtų būti suimta dar daugiau žmonių, kurie pirko tuos dalykus, nors, žinoma, tai nėra taip lengva atsekti, bet eikim toliau. Kai Wendy Holland teismas buvo, viena iš aukų tarė, jai tuo laikotarpiu jau buvo 16 metų ir jis teigė, kad sako, aš norėjau baigti savo gyvenimą, nes atrodė, kad aš esu skirta tik tai prievartavimams. Tuomet kitas teismas buvo Williamo Billy Brownlee. Tai jis, kaip jau sakiau, gavo 2 laipsnio kaltinimus už sodomiją ir seksualinį išnaudojimą ir iš viso gavo 20 metų kalėjimo. Tikrai jam reikėjo duoti daug daugiau, tik 20 metų. Ir kas yra dar žiauru, kad jeigu šis asmuo elgsis gerai, galbūt jis net bus paleistas dar anksčiau. Tai viena iš aukų jo būtent teismo metu teigė, kad, sako, jis 34 metais buvo vyresnis už mane ir jis žinojo puikiai, ką jisai daro su manimi ir jisai žinojo, kad tai yra neteisinga, bet jis vis tiek nenustojo to daryti ir jis darė tai nuolatos. Jis net nesielgė taip, lyg gailėtųsi to, ką man padarė, tikiuosi, kad suteiksite jam tą pačią malonę, kuris suteikė man, o tai buvo jokios malonės. Bet trečias asmuo buvo Dustinas Kentas ir jis buvo nuteistas tik tai 17 metų kalėjimo, dar mažiau. Čia tas pats vyras, kur aš jums pasakojau istoriją, kad jis automobilį užpuolė tą kitą merginą, kai tos merginos tėtis Donaldas žiūrėjo, čia tas pats asmuo. Ir kaip jau sakau, tai nebuvo vienetiniai įvykiai, kad vieną kartą jis išprievartavo vieną vaiką, ne, tai buvo šimtiniai įvykiai. Šimtiniai. Ir jis tik gavo 17 metų. Vudo šeimos draugas James Kumba, tai jisai gavo irgi tuos pačius kaltinimus dėl sodomijos, seksualinės prievartos prieš vaikus, žaginimo. Ir iš tikrųjų dėl jo, aš nežinau, kiek jisai gavo metų, aš visur stengiausi atrasti, skaitinėjau daug straipsnių, visur rašiau. Ir niekur negalėjau atrasti, kiek jis metų gavo kalėjimo. Nežinau, galbūt informacija yra užslaptinta ar kažkas tokio, neįsivaizduoju. Tuomet
Britney Wood dėdė, Randall Wood, tai čia tas pats Randall, kuris, kaip jau sakiau, tais 2012 metais pirmas kaip ir kreipėsi į teisėsaugą ir pranešė, kad jis pamatė kompiuterį tuos visus dalykus, kas buvo daroma vaikams, nors jis puikiai žinojo, kad jie tai daro jau daug anksčiau, nes jis buvo prie visų šitų dalykų prisidėjęs. Tai nežinau, ar jie susipyko tarpusavy ir jis dėl to paskundė juos policijai, ar bandė savo kailį kažkokiu būdu išnešti, ar kam esmė, bet jis irgi buvo prie viso šito prisidėjęs, jis tikrai nebuvo geras asmuo, tai jis iš tikrųjų gavo 15 metų kalėjimo. Tuomet kitas asmuo, Nelton Butch Morgan, jisai gavo 10 metų kalėjimo ir kadangi jis labai daug kalbėjo, jis labai daug informacijos pasakė apie kitus asmenis, jis bendradarbiavo, jis prisipažino dėl savo įvykdytų nusikaltimų, jam bausmė buvo suteikta ypač švelni teigiama, jam ten buvo parašyta, jis gavo 10 metų kalėjimo, bet po to buvo šiek tiek pakeista, kad jis gaus 5 metus lygtinai, tai reiškia, kad 5 metai jis jau praleis laisvę iš tų 10 metų ir kitus metus tuos 5 jis praleis kalėjime. Tuomet Mandy Kent, tai yra Britney's teta, jie gavo 40 metų kalėjimo dėl tų visų irgi pačių kaltinimų, aš jų net nevardinsiu, nes beveik visi panašus kaltinimai yra. Britney broliui, Derekui, tai jis iš tikrųjų gavo tik tai 3 metus kalėjimo, nes teismas jo pasigailėjo ir iš tikrųjų tiek jam, Derekui Wood, ir tiek Donnie Holland jaunesniajam, to Donaldo sūnui, jam buvo kaltinimai pareikšti tik tai po 3 metus, nes jie, kadangi buvo tuo laikotarpiu, kai suimti, jiem buvo po 20 kažkur metų ir jų apskritai visi tie kaltinimai buvo daug švelnesni ir jie buvo teisiami kaip jauni žmonės, kaip vos nepilnamečiai žmonės, dėl to jie gavo tik tai po 3 metus. Ir taip pat teismo metu teigiama buvo, kad jie patys buvo aukos tam tikrais laikotarpiais nuo savo vaikystės dienų, tik vėliau pradėjo tokius pačius dalykus daryti, tai jiems buvo suteikta tokia kaip ir malonė kažkokia. Tuomet Chasey Wood, ta mama Britney's, jie gavo 0 metų, nes kaip jau sakiau, jie buvo išteisinta. Ir jie teigia, kad iki šių dienų, net ir toj dokumentikoje, jis sako, kad aš tikrai nieko nedariau, aš nieko nežinojau. Tai visi šie žmonės buvo nuteisti tik tai tiek, nors visiems jam turėjo būti paskirta iki gyvos galvos. Be galimybės išeiti, bent jau mano nuomonė, nes tu puikiai žinai, ką tu darai, tu žinai, kad tai yra blogai, plus kraujomaiša visa vyksta, tu traumuoji visus vaikus, tu liepi daryti jiems visus dalykus siaubingus, dar plus filmuoji kitiem pornografijos dalykam, kad tiesiog protų nesuvokiama ir plus nuo 3 metukų, plus jaunesni tie, kaip jau sakiau, vaikai 2 metukų buvo atvedami ir paliekami tam pačiam kambarį, plus mokinami ant žaislų, kad kas tau bus daroma ir kad tu nebijo, kad tos moterys jos tiesiog kaip iš kažkokio, nežinau, iš kažkokio pragaro kažkokius tai siūstos. Tiesiog man net protas nesuvokia. Ir dabar aš pasižiūrėjau į savo užrašus. Kitas dalykas, kai šie žmonės buvo suimti, kai kurie iš jų buvo paleisti už užstatą. Kad jiem vis tiek dar buvo padarytas užstatas ir jie vis dar buvo paleisti į laisvę ir laukė savo teismo dienų tiesiog laisvėj. Ir kai kuriem užstatai buvo pareikšti tiesiog labai žemi, nes kadangi visi šie asmenys, jie buvo nepasiturintys, jie buvo vos negyveno kažkokio kaip ir skurdo riboj teigiama, bet kažkokiu būdu jie sugebėjo susimokėti daugumą jų užstatus. Tarkim, kai būna pareikštas, užstatytas tas užstatas, tarkim, jeigu tu gauni 100 000, tai tau reikia sumokėti, tarkim, 10% to užstato, tai reikš, kad tau reikia sumokėti, tarkim, 10 000 ir tada tu išeisi į laisvę ir lauksi, tarkim, teismo dienų laisvėj ir jeigu teismo verdiktas nuspręs, kad tu kaltas, tu būsi uždarytas į kalėjimą, jeigu ne, tai ne. Tai teigiama, kai kuriem, pavyzdžiui, buvo tie užstatai nustatyti, kad tik $1000, nes, nežinau, teismo sistema galvoju, kad jie nesugebės susimokėti tiek, tai tarkim, jeigu tau 1000 paskiriamas, tai tau reikia sumokėti tik tai $100, tai tiek, manau, kiekvienas tikrai galėtų atrasti, nesvarbu, ar tu turtingas ar neturtingas. Kai kuriem iš jų buvo suteikti 100 000 užstatas, bet jie sugebėjo kažkokiu būdu susimokėti 10 000 užstatą. Ta 10% pirminį įnašą. Kas tiesiog sukėlė tokias kaip ir didelės spekulacijas, ir aš turiu dar kartą pasakyti, kad tai yra tik spekulacijos, tai
nėra nei oficiali versija, nei nėra įtraukta į oficialius dalykus, tai yra tiesiog paprastų žmonių spekulacijos, kad kaip jie galėjo susimokėti tuos užstatus. Jie teigia, kad galbūt jeigu jie užsiminėjo tą vaikų pornografiją, tais įrašais, nuotraukom, tai galbūt jie turėjo pinigų. Kažkur, grinųjų. Ir galbūt jie tokiu būdu sugebėjusi tiesiog sumokėti tuos užstatus. O galbūt, nežinau, jie užsiminėjo dar kažkokiu narkotikų platinimu ar dar kažkuo nelegaliu. Kaip jau minėjau, Britney Wood iki šių dienų nėra atrasta, nieks nežino, kur jinai. Bent jau Britney's Wood mama teigia, kad sako, 100% įsitikinus, kad Donaldas kažką padarė ir kad jinai jau tikriausiai nėra gyva ir kad Donaldas ją tiesiog užmušė. Ir jie teigia, kad sako, mano sesiai Wendy, tai yra Donaldo žmona, ji žino, kas yra jai padaryta. O galbūt ji net pati dalyvavo visam tam dalyke, nes kaip jau minėjau, jeigu žiūrėtumėm į telefono tuos įrašus, matom, kad tą naktį Wendy atvažiavo į tą pačią sodybą, kur buvo Donaldas ir tariamai Britney, pabuvo ten kelias valandas ir tuomet išvažiavo vėl atgal. Kad ką jinai tenais darė, ar tai buvo tiesiog atsitiktinumas, ar tai nebuvo atsitiktinumas, nieks tiesiog nežino. Bet nei vienas iš tų asmenų, kurie buvo suimti ir gavę kaltinimus, jie nepasakoja nieko, jeigu ne tos aukos ir jeigu ne jos būtų pasakoję tas siaubingas detalės, jie būtų neprakalbę. Išskyrus Dereką Woodą, tą Britney's brolį, nes jis prakalbo ir jisai papasakojo, kas jam buvo daroma ir jis papasakojo visą savo tą istoriją. Bet kiti, jie užčiaupė dantis, ypač tokie kaip Wendy Holland, jie apskritai užčiaupė savo burną, visiškai nieko nekalba, nebendradarbiavo su policija ir tiesiog nieko nenorėjo sakyti. Ir jeigu net to sakau aukos, tikriausiai net apskritai dar jie būtų mažiau gavę kaltinimų, nes tyrėjai nebūtų radę tiek daug įrodymų, jog tie vaikai buvo skriaudžiami tokiu siaubingu būdu. Parašykite į komentarus savo nuomonę, ką jūs galvojate apie šią istoriją, ar apskritai teko jom ją girdėti, nes kai aš pradėjau ją domėtis, aš buvau išgirdus ją tik pirmą kartą. Nežinau, kodėl tokios būtent istorijos, kur yra jos antiek žiaurios, šokiruojančios, kodėl apie jas nėra kalbama daugiau. Kodėl žiniasklaidoje apie jas nėra rašoma daugiau. Ypač kas susijęs su vaikais ir tokiu būtent vaikų eksploatavimu. Ar tuo pačiu vaikų ar suaugusių pardavimu. Kad kodėl tiesiog nėra rašoma daugiau apie visus tokius dalykus. Kad tai nėra iš kažkokių, nežinau, siaubo filmų ištraukti scenarijai, kad tai yra realiam gyvenime ir kad su kiekvienais metais yra vis daugiau aukų, kurios yra tiesiog pagrobiamos, parduodamos ir naudojamos visiems įvairiems skirtingiem dalykam, kuriuos aš jums išvardėjau tiesiog įrašo pradžioj. Aš paliksiu tą linką, kuriam yra įkelta visa statistika, maždaug kiek kiekvienais metais žmonių yra tiesiog pagrobiamų ar užverbuojamų, kuriuose šalyse jų yra daugiausia, kuriuose šalyse yra mažiausia, kokių žmonių daugiausia ieškoma, kaip apsisaugoti nuo visų šitų dalykų. Tiesiog viskas ten sukelta ir sudėta visa statistika ir jie yra atnaujinama kiekvienais metais, tai kam įdomu, galėsite ten pastudijuoti, nes tiesiog būsit žiauriai šokiruoti, nes jų yra tiesiog, kaip jau sakiau, daug. Kaip jau minėjau video pradžioj, 27, kiek sakiau, 6 ar 7 milijonai jau dabar yra tiesiog kažkuriuose pasaulio vietose tiesiog išnaudojami skirtingiam dalykam, kas yra tiesiog labai žiauru ir tie 27% iš jų yra tiesiog vaikai. Tai parašykit dar kartelį komentarus visas savo nuomonės, ką jūs galvojate apie šitą istoriją, ar jūs sutinkat su tais verdiktais, kurie buvo paskelbti, nes aš tai tikrai nesutinku ir sakau, visi turėjo gauti iki gyvos galvos. Tuomet, kas galvojat Britney nutiko Wood, ar galvojat, kad jinai yra mirus, ar galvojat, kad jos dėdė prisidėjo prie jos dingimo, mirimo, ar galvojat, kad jinai galbūt kažkur gyva vis dar yra, kas aš labai norėčiau, kad tai būtų, bet tiesiog labai jau retas atvejis, kad tai būtų tiesa, tiesiog viską parašykit tą pačioj, nepamirškit paspaus like mygtukų, užsiprenumeruoti mano kanalą ir tuomet susitiksim kitą mano videoje. Bye!